Kauno Žalgiris pagaliau nutraukė savo 7 iš eilės Eurolygoje pralaimėjimų seriją. Kauniečiams tai buvo antroji pergalė per 9 Eurolygoje sužaistus turus. Reguliarųjį Eurolygos sezoną žalgiriečiai užbaigs rungtynėmis Stambule prieš vietos Fenerbahče Ülker ekipą. Pirmoje šių komandų akistatoje po itin atkaklios kovos lemiamas varžybų minutėmis sugebėjo geriau sužaisti Stambulo krepšininkai, išsivežė pergalę iš Kauno. Geriausiai šiame Eurolygos sezone Ülker ekipoje sekasi žaisti Lynui Gryrui. Amerikietis per beveik 21 minutę pelno po 12 taškų, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus. Jam puikiai talkina kitas komandos amerikietis Terensas Kinsey. Žaidėjas pelno po 10 taškų, prideda po 3 atkovotus kamuolius. Aštaūgis Augustas Savas aikštelėje praleidžia kiek daugiau nei po 20 minučių. Per jas sugeba pelnyti po 8 taškus, taip pat prideda po 4 kamuolius. Prieš pat paskutinį Eurolygos turą Kauno Žalgiris pasipildė naujų krepšininkų. Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs žaidėjas Aleksandras Čapinas pastaruoju metu žaidė Rusijos Superlygoje. Per sužaistas 9 rungtynes jis buvo vienas geriausių žaidėjų savo komandoje. Jis pelnydavo net po 19 taškų ir atlikdavo kiek daugiau nei po 4 rezultatyvius perdavimus. Nors žalgiriečiai ir pasistiprino šiuo pirkiniu, tačiau jiems labai sunku bus žaisti be savo puolėjo Treiviso Watsono. Krepšininkas iškrito bent 3 savaitėms iš rikiuotės. Pergalingai pasibaigusiuose varžybose prieš Zagrebo Ciboną geriausiai aikštelėje atrodė žalgirietis Markusas Braunas. Krepšininkas per 30 aikštelėje praleistų minučių sugebėjo pelnyti net 20 taškų, taip pat pridėjo 3 atkovotus kamuolius ir sugebėjo atlikti 4 rezultatyvius perdavimus. Vienas geriausių Eurolygos varžybų sužaidęs Tadas Klimavičius pelnė 12 taškų, atkovojo 8 kamuolius. Komandos veteranas Dainius Šalinga pridėjo 11 taškų, atkovojo net 7 kamuolius, bet liko net 4 rezultatyvius perdavimus. Skaudžiai čiurnos traumą patyręs komandos puolėjas Treivisas Watsonas aikštelėje tepraleido 22 minutės, tačiau per jas krepšininkas sugebėjo pelnyti net 10 taškų ir atkovoti net 8 kamuolius, bei pridėti 2 blokuotus metimus. Kauno Žalgiris patektų į top 16 turnyrą tuo atveju, jeigu laimėtų prieš Ülker krepšininkus bent 6 taškais. Taip pat jeigu kauniečių kaimynai turnyrinėje lentelėje Zagrebo Cibona krepšininkai nugalėtų SVL žaidėjus, Žalgirį tenkintų ir pergalė bent 3 taškais, tačiau klysti negalima. Dvikova tarp Stambulo Fenerbahče Ülker ir Kauno Žalgirio jau šį ketvirtadienį 21 valandą. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket.lt portale.